Kas užsiėmė visokiais ūkio reikalais, be abejo, žinote, kad laiko visada trūksta. Ir dabar man prasidėjo statybos, reikia bėgti prie statybų, dar reikia visokius ūkio darbus nudirbti ir aš tiesiog neturiu laiko savo gamintis maisto, dėl to man reikia tokio prietaiso, kurį aš paleidžiu ir jis pats viską pagamina. Na, beveik kaip robotas gaunasi. Ir čia noriu jums pristatyti, pirmą kartą su juo beje gaminsiu, tai yra Zylė. Dviejų funkcijų greitpuodis, tai yra ir greitpuodis, ir karšto oro gruzdintuvė. Čia yra daugybė funkcijų ir šitas greitpuodis su gruzdintuvė atstoja daugybę įvairių, pavadinkim, virtuvės rakandų. Tai gali būti ir puodas, ir keptuvė, ir troškintuvas, ir kas tik jums šauna į galvą. Du viename. Tai reikia tik tai pakeisti dangtį. Čia dabar yra greitpuodis, tačiau jeigu aš uždėsiu kitą viršų ant jo, tai jau bus karšto oro gruzdintuvė. Kadangi sunkus fizinis darbas manęs laukia, pasigaminsiu kiaulės karką. Aš ją šiek tiek jau apsikepiau, nes skaniau, kai karka būna apskrudinta šiek tiek. Metu aš ją į greitpuodį. Dėdė atvežė kaip tik iš Prancūzijos natūralių lauro lapų. Paslaptį išduosiu. Aš labai mėgstu tokias sičiuano uogas iš Kinijos. Tai visada dedu prie kiaulienos ar vištienos patiekalų, na taip pat juodieji pipirai, jau minėti lauro lapai, čiliuko truputį dėjau, nes mėgstu aštriau, druskos čia yra gal pakankamai, dar šaukštą įmesiu. Būtinai įdedu svogūno, česnako įdedu, nes bus labai geras aromatas ir jau čia mato, turbūt priekyje stovi, įpilsiu stiklinę alaus ir tą stiklinę alaus sumaišysiu su vandeniu. Dabar reikia uždėti greitpuodžio dangtį, supipsėjo, reiškia viskas gerai. Štai čia yra visas valdymo centras, pavadinkime taip, ir yra net 30 programų ir dar visokių funkcijų, kurias galima labai gerai panaudoti. Pavyzdžiui, maisto gamyba su atidėjimu. Tos 30 programų čia patys įvairiausi dalykai. Ryžiai, sriuba, kiaušiniai, mėsos troškinys, pupelės čili, paukštiena, grūdai visokie, jautiena, garas, košės, kiauliena su šonkauliukais, desertai, risoto, daržovės. Čia netgi jogurtą jame galima gaminti, nes jisai sukuria geras sąlygas ir temperatūrą. Tai aš dabar išsirenku programą savo karkai, man atrodo, bus geriausia mėsa troškinys. Paspaudus režimą mėsos troškinys man duoda 35 minutės, bet kadangi tai yra karka, aš jai pridėsiu laiko iki valandos ir spaudžiu startą. Viskas. Dabar jinai kurį laiką kais ir po to, kai pasieks reikiamą temperatūrą, šitas aparačiukas pradės man troškinti karką ir atėjęs po valandos, tada jinai bus visiškai minkštutėlė. Tiesą sakant, sunku čia buvo dirbti tą valandą ir dar 15 minučių, kol daviau pabręsti karkai greitpuodyje, nes kvapas sklido po visą sodybą. Dabar reikia atsargiai atidaryti, laikantis visokių saugumo reikalavimų, nes ten yra garas, karštis ir panašiai. Žiūrim, ką turim. Vau! Aš tą karkutę ištraukiu. Labai geras skonis. Aš ją šiek tiek pagruzdinsiu karšto oro gruzdintuvėje, kad jinai dar būtų tokia labiau apskrudusi, truputį dar įgautų dar žavesnių formų. Taigi grąžinam karką į tą patį puodą, tačiau pakeisime šio universalaus dvigubų funkcijų greitpuodį. Karšto oro gruzdintuvėje gali kepti ką nori, bulvytes, vištieną, mėsainius daryti, dešrainius. 30 minučių, man atrodo, užteks. Yra kas labai svarbu, kad mažiau riebalų sunaudojama, iki 80% ir žymiai greičiau pasigamina viskas negu orkaitėje. Viskas. Paleidau programėlę, tu net per stiklą gali matyti, kad neperkeptum, gali ir anksčiau visą procesą nutraukti. Belieka sulaukti, kol apskrus karkos odelė, tokia traški pasidarys ir tada jau bus galima valgyti. Ir aš jau matau net vizualiai, kad mano karkutė visiškai paruošta valgymui, o net girdisi kaip čirška. Seilės tiesiog varva, aromatai čia sklinda
Žinau, kad Danijoje, pavyzdžiui, bet ir Lietuvoje turbūt žmonės dėl tokių kepsinių, kartais netgi pešasi dėl tos apskrudusios odelės. Na, šiaip puikus prietaisas, 2 viename, sutaupot ir pinigų, tai karšto oro gruzdintuvė ir greitpuodis, zylė. Juos galite rasti krinona.lt. Gero apetito visiems. Nes iškepia tobulai ir labai greitai. Ir į kūną neina. Labai skanu.